žiauriai faina, net bus 150 korgių vienai vietai. O korgis gali atsivesti 2 šeimos narius, komandos narius. O korgių reisas žiauriai faina, labai labai patiko. Sveiki, sėdžiu savo tradicinėje vietoje, supirkimusi balsu. Iš tikrųjų nežinau, kondicionieriai vasarą, atidarytas langas ar kas, bet tai yra taip. Vakar neužmigau iki 1 valandos. Sabritna atėjo pas mane. Tai, žodžiu, tai tas dalykas. Ir šiandien, be kita ko, nusprendžiau, kad labai faina būtų nusiplikyti krūtinę ranką. Čia, žodžiu, aptvarstyta pas mane ranka. Ir, jo, žiauriai nefaina, iš tikrųjų dabar, ta prasme, šią minutę, tai, jaučiasi maudimas, bet su to gyvent galima. Bet ryte, tai, ta prasme, nors aš turiu labai aukštą skausmo slenkstį tikrai. Ta prasme, aš maniau, kad ne, bet čia net ir pagal medikus, kiek tekę su tam tikrom situacijom susidurti, tai sakiau, wow. Tai, kaip sakant, čia ne mano, ne iš piršto laužta, bet net aš jau ten, tikrai dantį sukandų stovėjau ir, ta prasme, labai, labai skausmingai ir, žodžiu, ant krūtinės turiu pūslę, kuri tik to pasidarė, iš karto sprogo, žodžiu, ten su pantenoliu. Tikrai žiūri nefaina, tikiuosi rando nebus ir viskas būtų okei. Jeigu ne dar viena smulkmena, rytoj yra korgių lenktynės ir aš važiuoju tenai, dalyvausime Stoivo kostiumų rungtyje ir buvau susigalvojusi kostiumą, viskas tvarkoja ir problema yra tame, kad ranka tai nieko tokio, bet krūtinė, atidengta bus. Ta prasme, ta vieta, kur užsiplikė, kur pleistras ir panašiai, tai bus atidengta ir, žodžiu, reikia pergalvoti iš naujo, ką aš rengsiuosi. Tai tas dalykas ir mano šeimyna, su kitom šeimynom dabar jau yra prie ežero, mes kadangi tam korgireise dalyvaujam, tai važiuosim tik rytoj vakare. Tai irgi, faktas, kad nepasimaudysiu ir nieko nepadarysiu, nors iš tikrųjų man žiūrint pro langą, aš su ilgom rankojim ir iš tikrųjų esu ilgom rankojim ne tik tai dėl to, kad nusipilkiau tą ranką, bet ir, šiaip kažkaip man jau per šalta su trumpom būti ir panašiai, tai tokia jau man jau ruduo. Nėra iš tikrųjų taip šalta, bet tas oras jau yra visiškai kitoks. Tai žodžiu, tokių iššūkių bus. Bet reikės užsukti į vaistinę, nusipirkti kažko, tai persitvarstyti, nes dar vienam kartui liko, bet viskas tuo ir baigsis. Tai va, o koks bus tėvo kostiumas parodysiu, kai mums seksis irgi parodysiu, iš tikrųjų tokia nekantrauju, nes turėtų būti žiauriai faina, net bus 150 korgių vienai vietai, tai žodžiu, wow, iš tikrųjų. Tai va, tai tokios naujienos ir tikiuosi, kad aš rytoj atsikelsiu bent jau prašnekėdama. Nes vakar, kai turiu tokią gerklę, turėjau kalbėti 5 valandas, ten 2 valandas, tada pertrauka valandos ir tada 3 valandas, tai vakare aš jau galvoju, man jau viskas, kaip sakant, jau balsas išmetimui, bet šiandien kalbu ir vakarą tik tai nuvargsta ir panašiai. Tai turbūt čia baigsiu, eisiu žiūrėti, ką pavalgyti vakarienės. Iš tikrųjų labai keista, kad namuose taip ramu, nes Brigita darbe sueivo, šeimyna jau prie ežero nuotrauką siunčia, tai žodžiu, aš namie su Sabrina išsikitojusi ant lovos. Tai va. Sveiki. Nuo paskutinio prisijungimo praėjo, nežinau, kiek čia tų valandų. Žodžiu, pusė paros, daugiau. Ir mes ruošiamės jau išvažiuoti į korgireisą. Iš tikrųjų tokia baimė kyla. Nes vakar, nežinau, iki 12 taisim kostiumą, ten su galvos laikymusi buvo būtent to mūsų kostiumo. Buvo problemų, tai dar šiandien perdarėm kitaip, nes supratom, kad tai buvo nepatogu, finale gavos, nežinau, ar patogiau, bet bent jau laikosi geriau. Tai va, o šiaip aš apsirengiau va taip, matosi truputėlį tokio special pleistro ir jisai yra irgi ant rankos, kad fainai, kad jisai nekrenta į akis, ta prasme, jeigu žiūri, tai suprasi, kad kažkas ne taip, bet jeigu ten, sakykim, šiaip, tai kūno spalvos. Šiaip kas gerai, kad jis tvirtai gana laikos, tik reikia man dar vieną į stovyklavimą įsidėti, nes mes po to nuo mane begrįšim, važiuosim tiesiai į stovyklą. Šiaip yra žiauriai karšta.
Nors žiūrint pro langą netrodo, kad karšta, bet namie jau kaupėsi, bet aišku, mes uždarėm visus langus, kad nepamirštume išvažiuojant. Tai va ir jo, eisim lėkti, įdėti ir, žodžiu, paskui prabūsim pusę dienos tenai ir lėksim dar 2 valandos kelio iki ežero. Tai, žodžiu, vėlai vakarą nuvažiuosim prie ežero, tai tokia bus nakvynė, palapinė, rytoj ten kava, pusryčiai, kažkiek pabūsime namo. Ar verta? Nu, vis tiek norisi prie ežero ištrukti 3 valandom. Kaip sakant, tokią varnelę užsidėti, tai va, ir vis tiek tas pavakarojimas prie laužo, jis nebus 5 minučių, tai, žodžiu. Tai va, tai palinkėkit sėkmės korgireise, manau ir Instagram'e pasidalinsiu, ir jau būsit matę Instagram'e, ir Facebook'e savo pasidalinsiu, kas ten, kaip mums sekės ir panašiai. Neįsivaizduoju, ko tikėtis iš tikrųjų ir neįsivaizduoju, kaip ten bus, tai truputėlį tokia baisu, bet mes važiuojam su Brigita, ta prasme, tai sakant, vienam korgiui galima atsivesti 2 šeimininkus. Ten taip ir parašyta buvo, korgis gali atsivesti 2 šeimos narius, komandos narius, tai mes su Brigita tą ir darysim. Tai aš dar būsiu tuoj parodysiu, jeigu pasieksiu. Aš būsiu su tokia skrybelė. Tai, žodžiu, turėtų būti gerai. Šiaip man visai skrybelės tinka, tai manau kaip ir taip. Aš tik vis, kai filmuoju, ta prasme, yra ekranėlis, būdavo sena kameroj viršui, o čia šone, tai vis noriu žiūrėti į šoną. Tai sorry, jeigu kartais žvilgsnį nukreipiu ir atrodo, kad žiūriu kažkur pro šalį. Tai tiek. Dabar, kaip sakant, einu susimesti paskutinius daiktus, pasižiūrėti, kuri rankinė man tinka, nes norėjau dėtis tokia per krūtinę, bet gaunasi liečias kaip tik tas dirželis per krūtinę ir triną. Tai žiūriu nepatogu, bet noriu mažą kamerytę, imti telefono, reikia piniginę, vis tiek paimti ir panašiai. Tai, nežinau, nelabai noriu, nelabai man tinka pagal outfitą, net visiškai netinka, sakyčiau, šitas daiktas, bet yra vienintelis toks sprendimas, kur gal okei. Tai va eisiu pasimatuoti, jie neturiu dar tokią rankinę pasėmusi, bet jinai yra būtent irgi va tas bėda, kad jinai yra per petį. Tai žiūrėsiu, greitai išsirinksiu ir tada reikia eiti nešti mašiną. Kelionį narvą įvo, tada reikia surinkti visokius daiktus, ta prasme, ten, kaip sakau, svarbiausia maišelių nepamiršti ir vandens jam, su visu kitu išgyventi galima. Tai va, tai žodžiu, laukit gražių kadrų ir laikykit kumščius, kaip sakant, kad viskas būtų gerai. I don't think we're going to remember either. On your marks. Set.
sveiki. Išvažinėjomės iš Vilniaus, lekiam pas savo kompaniją prie ežero. Kaip saulė ir aš akinius palikau kitoj mašinai. Gražuolis va ten prisegtas miega. Visas kominis dėmesio gauta belenkiek, emocijų belenkiek. Emocijų iš tikrųjų, gal į tą pusę reikia žiūrėti. Emocijų visiems krūvos ir man, ir Brigitai, ir nepadės šitas. Ta prasme, ir man, ir Brigitai, ir Eivo, ir iš tikrųjų fainiausia, man asmeniškai fainiausia, kad Eivo sutiko savo sesę tikrą. Ta prasme, žiauriai miela. Tai va, o šiaip aš, kol buvom tenai viskas okei, aš atėjau į mašiną, tai pat pajudėjom, tai realiai man vėl sloga prasinė, buvo sloga irgi, bet sloga ir jaučiuosi tokia tikrai peršalusi, nors ta prasme šilta, trumpom rankom ir panašiai. Tai va, tai nepaisant to, kaip sakant, viskas žiauriai fainai. Buvo tam tikrų niuansų pačios lenktynėse tame, kad, sorry, kad aš žiūriu visi kelią, nes kai įprotis, kai aš visada vairuoju, tai turiu žiūrėti. Tai va, žodžiu, esmė tokia, kad buvo tam tikrų niuansų, pavyzdžiui, taip aš ir nesupratau, kas laimėjo, nes mes nelaimėjom tai tikrai, nes pas mus buvo balsavimas 8-8-9-9, buvo kas 10 surinko, tai ten buvo Gedimino sapnas, tikrai viskas fainai. Žinau, kad ten kažkas irgi gavo 10, bet finale ten, kaip ten vyko tie apdovanojimai už kostiumus, aš taip ir nesupratau iš tikrųjų, nes pasakė balsuoti ir tada viskas baigėsi, tada bėgimai prasidėjo. Tai va, tai šiaip Facebook'e buvo galima balsuoti, tai mes pribalsavom ir iš tikrųjų mes pribalsavom. Taip pasakiau, mes pažiūrėjom, ta prasme, kad tikrai nemažai labai taškų surinko Eivo ir laikų ir šiaip labai komplimentų sulaukė ir dėmesio ir panašiai. Tai tas žiūrėjo faina, nes tikrai stengiamės su kostiumu. Pats praėjimas tikrai nebuvo įspūdingas, nes šuo buvo kažkoks išsidirginęs, ant tokio mažoje erdvėje reikėjo laukti. Tai va, bet šiaip patirtį vertinu kaip teigiamą ir sakau, tvirtą 8, tai tikrai drąsiai galiu rašyti. Kaip sakiau, kažkaip nepatiko, kaip kai kurie žmonės elgėsi su šunimis. Ta prasme, nesileisiu gal labai į detalės, bet, pavyzdžiui, elementariai, kad korgiui yra ilgas liemuo ir kaip pavyzdys, korgio po pažastim, po priekiniam rankom imti negalima, nes, prasme, visada jam reikia stuburą prilaikyti ir tam tikrų būdų ir panašiai. Žodžiu, tai va tokie dalykai, man kažkaip, nežinau, labai kliuvo ir pastebėjau porą kartų tą dalyką. Tai va, šiaip tai fainai, viskas gerai, tai yra patirtis, kitiem metam tikrai dalyvausim, galvosim gal net ir bėgimų rungtyje, tik tai reikėtų, kad būtų gal dukra irgi vat ir Evita, nes jie kažkaip, Brigita, Evita su Eivo, taip tų atbėgimų pas juos yra kažkaip labiausia. Manęs Eivo klauso, viskas gerai, bet, pavyzdžiui, dabar irgi ėjom, Brigita nuėjo į šoną ir jau Eivo sukasi eiti, kur žiūri, kur Brigita. Tai dabar, toks, sakyčiau, prisėma kaip šeimininkai ir mane, bet aš manau, pagal Eivo yra pagrindiniai šeimininkai vis tiek Brigita ir labiausia toks prisirišimas yra būtent su juo. Tai va, tai dabar keliaujamės prie ežero, važiuotum 2 valandos beveik, jau 1:40 ir iš tikrųjų, manau, kiti kadrai bus iš tenai ir svarbiausia nesusirgti, kaip sakant, neperšauti tenai ir panašiai. Mūsų kompanija jau laukiam, labai laukiam. Taip, ir šiaip, dar neparodysiu, bet iš tikrųjų buvo labai faina, nes buvo visokių viktorinų, žaidimų ir taip toliau, tai laimėjom tai skanukų, tai ten gavom pirmosios pagalbos rinkinį, dovanų, ten tokį teipavimo juostą, tada kažkas dar. Kuponą. Kuponą. Jo, bonusų vieną. Tada va tokį, dabar nežinau, ar matosi čia skanuką išsuko, man atrodo, ir čia iš tikrųjų Eivo labai mėgsta triušio ir anties skonį, tai va čia kaip tik buvo jam labai, išsirinkom patys į temą ir jeigu rasiu dar kažką parodysiu, kuponą ten kraujo tyrimui, tada va Sabrinai paėmėm irgi tokį, kaip sakant, kad netuščiom kažkokį tai skanumyną, nežinau, dabar turbūt nelabai ką ištrauksiu, bet, žodžiu. Tai toks, kaip sakant, vienas savaitgalio etapas ir jo. Aš manau, kad aš ieškojau visur, kur ir mūsų pačių gal ras pasirodymas kažkas ir panašiai. Ne pasirodymas, praėjimas, bet
Gal per panoramą kokią kažkur gal pamatysim ar kažkur, nežinau, nes žinias įsijungiam per vėlai, atėjom, kai mašina jau baiginėjosi, tai tikrai bus įdomu pažiūrėti, kaip ten, nu tiesiog vaizdas iš šalies, kaip ten kas. Tai va, lekiam ilsėtis. Sveiki, galvoju, reikia užbaigti šitą video ir iš tikrųjų noriu ir fainais ir nefainais dalykais pasidalinti. Tai pirmas nefainas tai yra tai, kad aš buvau šiandien pas gydytoją. Buvo dėl kitų reikalų, bet apžiūrėjau ir mano nudegimus, tai ant krūtinės nudegimas yra netgi 2 laipsnio. Kas buvo netikėta. Aš dabar persikleivo pleistrą tą specialų tokį nudegimų, tai negražiai ten atrodo, tikrai nefaina, bet jau reikėjo, nes kažkokia buvo puslė pasidariusi, tai ir gerai, kad nuimo, nes kažkoks skystis ir panašiai. Tai va, tai persikleivo nėra baisiai malonu, bet pasikleivo dar kitaip, neskubėdama tiesiai, kad nelystų iš marškinių ir panašiai. Tai va, tai tas dalykas, o kitas dalykas iš tikrųjų fainas. Tai yra tai, kad užklausiu, kadangi ten su Korgeriais apdovanojimais buvo nelabai aišku. Tai gal parašysiu tiesiog organizatorium ir paklausiu, kaip ten buvo. Nes ten buvo iš karto kostiumų paradas ir po kostiumų iškart bėgimai prasidėjo ir taip kažkaip ten, žodžiu, nežinau kaip. Tai esmė tokia, kad mes iš 37, iš tikrųjų gal kokių 35, nes man atrodo porą nedalyvavo. Jeigu vėlgi gerai supratau, arba jie dalyvavo vėliau, išėjo ne pagal eilę. Tai va, bet Eivo buvo 9. Tai žiauriai faina, tos mūsų bemiegės naktys jau ant kostiumą ir bandymai, dėliojimai, tvarkymai ir panašiai. Žiauriai faina. Tai žodžiu, pirmas blynas tikrai neprisvilęs, labai to džiaugiuosi. Tai va tas. Ir šiaip žiauriai faina dar yra tai, kad šiandien nuėjus ir į darbą, ir vakar, ir, žodžiu, pažįstami giminės siunčia laiškus, ir nelaiškus, o žinutės, matėm, fainai, radom ten Facebook'e, Instagram'e ar kažkur, tai ne mūsų, o būtent kažkur pamatė kažkokią žiniasklaidą, socialiniuose tinkluose ir panašiai, nes iš tikrųjų informacijos, aš sakau, ar čia dėl to, kad mes žinome ir dalyvavom, bet man ir ispaniškus puslapius meta, ir prancūziškus, ir angliškus, ir Amerikos, ir visur. Visa Facebook'o siena yra vien tik taip Korgeriaiso, bet aš sakau, mes labai daug tenai lindom ir žiūrinėjom, matyti, dėl to pradėjom mesti, bet nežiūrėjau, fainai, radom žmonių ir mūsų užtagino ir žodžiu, nerealiai, iš tikrųjų labai fainai ir susibendravom ir, kaip sakiau, Eivo sesė sutiko ir žodžiu, labai fainos emocijos iš tikrųjų ir jeigu viskas gerai susidėlios, dalyvausim ir kitais metais, bet aš kiekvienais metais dalyvauju Garden Style konferencijoje, kur ir šiemet važiuosi, bet bijau, kad gali savaitgalį sutapti, tada gali man būti toks tai, o kur lėkti, bet žodžiu, su Korgeriais žiūriai faina, labai patiko. Prie ežero iš tikrųjų nieko nefilmau, man atrodo, vandens lelijos vieną kadrą padariau į Instagramą ir viskas, nes iš tikrųjų vieta ta pati, mes atvažiavom vakare ir ryte atsikėlėm, buvo labai daug žmonių šį kartą ir kai jau visi pradėjo važiuoti, man negėla buvo išvažinėti, nes pasidarė tokia ramybė, taip gerai ir panašiai ir jau šią vasarą visi savaitgaliai suplanuoti ir nebenuvažiuosim, o jų sezoną kaip tik baigė irgi rugsėjo 1, tai žodžiu, bet sakau, norėtųsi taip ilgiau pabūti ir ramiai pabūti ir gal netgi būtų fainai kitais metais, gal netgi savaitės vidury, pavyzdžiui. Tas tikrai, sakyčiau, žmonių mažiau ir tikrai galiu tada gamtą pasimėgauti, nes dabar buvo ir šunų, nežinau, gal kokių 10 bendroje stovykloje ir sakykime, žmonių labai daug. Tai gal paliksiu, jei nepamiršiu kadrus to video, kur pernai buvom prie ežero, o šiemet, sakau, visiškai nieko nefilmavau. Tai va, o kas dar naujo mano padangiai, tai grįždama namo pamačiau, kad mano batas įplyšau mėgstamiausias, tai reikia naujų batų ieškoti. Dar vaikai apsižiūrėjo, kas nebetinka, tai jiems reikia kai ką nupirkti, man reikia marškinių, nes, žodžiu, į marškinius vieni mano nubluko nuo saulės lauke padžiauti, tie iš Mohito, kur pirkau, tada keli per dideliai yra ir keli per pečius nebetinka, o aš pagrindę tokiu pereinamų laikotarpiu nešioju būtent marškinius. Tai reikia kažką pasižiūrėti, gal yra kokie išpardavimai ir panašiai. Ir tuo pačiu užsakyti ir vaikams. Tokios takelės. Čia ir užbaigsiu vlogą. Ačiū, kad buvot kartu ir pasidalinkit, gal kažkas irgi buvot Korgeriaise ir gal tiesiog prasilenkim. Nes sakau, man tai žiauriai patiko. Tai va, tai ačiū, kad buvot kartu ir susitikime kitas video. Ate.